buvo skelbiamas tyrimas, kurio esmė buvo tai, kad mokslininkas surado informacijos apie tai, kad tie, reiškia, 2 pastatai galėjo būti susprogdinti. O, nebūtinai tiesiog ten rėžėsi lėktuvai ir tie pastatai griuvo. Dabar, ar čia yra polemika, ar čia yra provokacija, ar čia yra tas grinasis tyrimas, aš nežinau. Bet, tas mokslininkas skelbia labai provokuojančią medžiagą. Ir ta žiniasklaida tą informaciją skelbia. Ir tai yra jos pareiga - šviesti visuomenę. Visuomenė pati nuspręs tikėti tą informaciją ar ne, ką su tą informacija daryti. Labai dažnai man pačiam asmeniškai susidaro įspūdis, kad Lietuvoje žiniasklaida tikrai nesusimąsto apie tos dalykus ir tiesiog sako žmogui, o ką jis turėtų manyti iš tikrųjų ir kaip viskas turėtų atrodyti. Ir labai dažnai pats mačiau, yra tik vienas šaltinis tame straipsnė, labai dažnai atspindi ryšių su visuomenė agentūros kažkokį tekstą ir tu kaip vartotojas net nežinai, o ką su tą informacija daryti. Žiūrėkit, aš nukeliauju tada truputėlį čia. Aš turiu dar, Pauliau, 50 minučių. Gerai. Taip. Žiniasklaidos pareigas išrašai. Tu esi ištraukė tokias pareigas. Aš tik kaip paprastą dalyką galvoju. Žiniasklaida čia turime kaip verslas, be jokios abejonės. Ne? Tai tos pareigos turi būti surašytos kažkur. Sakykime, Leo LT atveju įsiginčiasi dėl žodelių, kurie buvo rašyti preambulėje. Kam jinai skirta, pelnui ar viešam interesui tarnauti. Ir labai daug buvo diskusijų, kad kas jau bus įrašyta. Šiuo atveju klausiu, iš kur tu šitas frazes ištraukė, nes ne vienam įstatymui neįrašyta Lietuvoje. Taip, tai nėra įstatyminė dalykai. Nes čia ne pareigos, jeigu neparašyta. Taip. Dabar turiu prisipažinti, kad tai yra tiesiog mūsų Transparency International, ta pozicija, apie kurią mes kalbame daug metų. Tai, iš tikrųjų turiu pasakyti, kad aš atsakingai galiu papasakoti apie tai ir manau, kad tai turėtų būti žiniasklaidos pareigos. Tai jūsų nuomonė, žodžiu, apie tai, ką turėtų daryti, ne? Taip. Jinai gera, aš nesiginčiu, tik sakau, kad Lietuvoje be jūsų daugiau taip niekas negalvoja, nes niekur taip neparašyta daugiau. Aš žinau, Dainiau. Tai esmė yra tame, kad būtent dėl šita skaidrė ir atsirado, nes kažkas vis tiek turi apie tai kalbėti, jeigu taip mano. Aš nežinau, ar jums tai yra nauja, ar jūs su šituo sutinkat, nesutinkat, ar čia yra visiškas kosmosas, kuris tiesiog praeis pro šalį, nes jūs pamanysit, kad aš nesuprantu jūsų realybės. Kad šitas pareigas, ta prasme, išrašė Transparency International. Tačiau tai buvo remtasi, kaip jūs minėjot, Suomijos, Švedijos patirtimi, ar tiesiog atsisėdu ir pamačiau, kad aš norėčiau, kad žiniasklaida, ar tai buvo remtasi patirtimi konkrečiai? Viskas yra žymiai paprasčiau. Prieš gerą pusmetį kalbėjau su vienu Švedijos redaktoriu. Jis buvo gan didelio, stambaus laikraščio Göteborge, redaktorium apie 10-15 metų, nesu tikras. Ir aš paklausiau jo, sakau, Hans, kaip čia taip yra, kad pas jūs žiniasklaida tikrai atrodo žymiai geriau? Kodėl yra taip, kad, pavyzdžiui, jūs skelbėte pataisymus, jūs kalbate apie tai, kad jeigu kažkoks redaktorius, neduok dievę, įsiveltų į kažkokius neaiškius santykius, jį tiesiog atleistų, jis pats atsistatydintų, kad jų žurnalistų etikos komisija tikrai nuspręstų neigiamai ir, jis net nežinotų, kur trauktis ir jam būtų labai sudėtinga surasti darbą savo šalies žiniasklaidos pramonė. Jis nusišypsojo ir atsakė labai paprastai, sako, žinok, mūsų savininkai mano, kad žiniasklaidos skaidrumas apsimoka. Yra taip, kad per pastarąjį šimtmetį susiklostė tokios žiniasklaidos skaidrumo sąlygos, kur, tarkim, iš principo Švedijoje žiniasklaida valdo 2 verslo grupės. Viena iš jų yra mūsų, verslo žinių, ta Bonnier grupė. Ir esmė yra tokia, kad skaitytojai perka ir skaito tuos laikraščius būtent dėl to, kad jie gali surasti daug įdomios ir kritiškos informacijos. Aš suprantu, kad tokioje Švedijoje skaitytojų raštingumas, tas literacy, yra žymiai aukštesnis negu skaitytojų Lietuvoje. Dabar mes galim su jumis diskutuoti, kodėl taip yra ir kaip tai galima pakeisti ir ar kas nors nori šitą pakeisti. Bet esmė yra tokia. Tai be abejo, tai nebuvo taip, kad vieną naktį mes atsikeliam, susapnavę gražų sapną, surašėm visas pareigas ir nusprendėme, kad taip turi būti, kaip 10 Dievo įsakymų. Šiuo atveju tai yra informacija diskusijai, pamastymų. Jūs galite nesutikti.
Aš nekalbu apie tą citizen journalism, apie tą piliečių žurnalizmą ar apie išskirtinės pareigas informuoti. Nors manau, kad žiniasklaida iš principo tokias pareigas turėtų turėti. Aš ilgą laiką pats praleidau vakaruose ir galiu pasakyti, kad man daug kur Lietuvoje, man buvo savotiška šoko terapija, kai aš grįžau ir pradėjau skaityti ir žiūrėti, nes tiek, kiek aš skaičiau ir skaitau, tarkim, tą anglišką žurnalistiką, jinai truputėlį kitokia. Tai be abejo visur matosi, galbūt yra kažkokie interesai, bet klausimas, ar tu tuos interesus pristatai ir leidi žmonėms nuspręsti, ką jie su tais interesais gali daryti ir kaip jie nori suprasti vieną ar kitą informaciją. Mes kalbame apie paprastas reklaminės išklotinės, kurios, tarkim, yra įdėtos į laikraščių vidų, kur aiškiai žmonėms suprantama kalba parašyta, kad tai yra informacinis lankstinukas paremtas tokios ir tokios kompanijos. Nieko baisaus. Žmonės vienaip ar kitaip perskaitys ir supras, kad taip, tai yra vienos kompanijos, reiškia, ne tai, kad reklama, bet pranešimas spaudai. Ar būtina dėti tokią informaciją į straipsnį ir sakyti, kad čia yra straipsnis parašytas mano ar mano kolegos ir mano supratimu ne, bet taip yra. Ar jūs dar turite klausimų dėl šitų pareigų, ar aš sugebėjau daugmaž atsakyti? Nes šypsotės ir tai galbūt atsakiau, supratau, ar tiesiog paleidžiat mane. Gerai, žiūrėkit. Štai jums pavyzdys. Atsinaujinusi Eurovaistinė erdvesnė ir patogesnė. Tai yra straipsnis. Bet realiai mes kalbame apie tai, kad rašytoja, žurnalistė skelbia informaciją apie tai, kad taip yra puikiai aplinka, gera aptarnavimo kokybė, bet ar yra kokios nors informacijos apie konkurentus, ar yra kokių nors palyginimų, tai kaip tai suprasti? Ar tai yra paslėpta reklama ar ne? Aš suprantu. Tai o yragi kažkokia institucija, kuri baudžia už tą reklamą, kodėl? Bet čia yra žurnalistų etikos dalykai, ar ne? Žiniasklaidos yra nacionalinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kuri turi kovoti su vartotojų klaidinimu. Yra konkurencijos tarnyba, jos turėtų imtis. Čia yra tų institucijų, viena kovoja su paslėpta reklama, kiti kovoja su klaidinančia reklama. Bet jūs turbūt žinote, kad tyrimų beveik nėra buvę su retom išimtim. Aš pats asmeniškai su skundus rašęs, kaip vartotojas, kad nukentėjau, bet nerado įrodymų. Taip, prašau. Pačio straipsnį iš tikrųjų neperskaitau ir nematau, bet nesvarbu. Aš galiu perskaityti. Ne, nesvarbu. Svarbiausia tai, kad nėra palyginimas su konkurentais, nėra antro šaltinio ir panašiai. Iš tikrųjų, čia gal dar kita problema ateina, kad žurnalistais tampa ne visi tie, kurie praeina tos mokslus ir ne visi suvokia, kaip reikia rašyti ir panašiai. Ir čia, man atrodo, irgi gan didelė problema, ne tik korupcijos. Kad čia gal tiesiog kažkas atėjo, ten gal jau šį trečias straipsnis, dieve tu mano. Ir jinai nežino, kad reikia antrą šaltinį pakalbinti. Atsiprašau, būna tokių, tikrai. Čia sutapimas su to, kad čia yra Lietuvos ryto dienraštis, kaip jūs suprantate, ne? Respublika. Tai aš manau, kad čia nesupratimas, čia visai gražiai parašyta, atsinaujinus, erdvesnė, patogesnė, labai aiškiai suprantama, čia nebūtinai. Čia gal tiesiog taip reikia. Bet ar čia turėtų būti pasiteisinimas šiuo atveju? Čia, manau, yra pasiteisinimas, o čia yra keliama problema, kad į darbą yra... Ačiū. Kad į ta prasme, kad šiais laikais, kai citizen journalism yra labai populiarus dalykas, kad žurnalistu gali tapti vos ne bet kas. Ir aš manau, kolega tai norėjo pasakyti. Aš nekalbu apie citizen journalism, bet ta prasme nėra ribų, nėra, tarkim, atydamas į žiniasklaidos bendrovę, vis dėlto aš asmeniškai galiu pasakyti, kad nereikėjo pateikti bakalauro diplomą, taip? Ta prasme, nėra nustatytų reikalavimų, galbūt tai yra jau kita, aišku, problema. Ir manau, kolega tai ir norėjo pasakyti, kad tai nėra pasiteisinimas, bet kad tai yra problema. Taip, bet su šitą problemą reikia kažką daryti, jeigu mes nusprendžiam, kad tai yra problema. Jeigu mes sakom, kad taip, tai yra nepatogumas arba, tiesiog taip yra, tai galbūt ir nebūtina šito spręsti, nes iš tikrųjų tai nėra problema. Bet jeigu tai yra problema, pagal apibrėžimą reiškia, kad mums tai nepatinka ir mes turim su šituo kažką daryti. Klausimas, ką mes galim daryti.